Jau 2 mėnesiai Alytaus profesinio rengimo centro moksleiviai ir mokytojai per pertraukas mielai užsuka į nedidelę, bet jaukią kavinukę. Joje šeimininkauja šio centro moksleiviai, o vadovauja jais smulkiojo verslo organizatorių specialybės besimokantis Egidijus Sinkevičius. Idėja atėjo, kad mes pradėjome mokytis nuo rugsėjo 1 dienos ir mums patiems trūko kažkokios kavinukės, kur galėtum atsigerti kavos, užkas kažko taip saldžiai ir nusprendėm įkurti šį projektą. Pas mus daugiausia lankosi mokiniai, moksleiviai, profesinio rengimo centro darbuotojai, mokytojai. Mes dirbam pagrinde per pertraukas, tai būtų 6 pertraukos, o per pamokas mes mokinomės. Kartu su Egidijumi kavinėje per pertraukas besisukančios kelios merginos, taip pat Alytaus profesinio rengimo centro moksleivės Ineta Benedikaitė, Aistė Antanevičiūtė, Valentina Šukauskaitė, Aurelija Šerpitytė ir Karolina Deltuvaitė. Kiekviena turi savo pareigas. Viena atsakinga už gamybą, kita rūpinasi personalu, trečia finansais. Viskas kaip tikroje bendrovėje. Aš mokausi prekybos įmonių vadybininko padėjėja, tad man čia yra labai didelė praktika. Aš studijuoju smulkiojo verslo organizatorė, tai tas man irgi padeda. Egidijus sugalvojo, o mes taip labai noriai prie jo prisijungėm. Pats Egidijus pasakoja, kad baigęs vidurinę nežinojo, kokiu keliu pasukti. Tačiau viskas pasikeitė tada, kai jam niekur nesimokančiam ir nedirbančiam darbo biržos teritorinis skyrius pasiūlė dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotame projekte Pasitikėk savimi. Štai tada 22 metų vaikinas ir suprato, ko norėtų imtis, o praėjusį rugsėjį pravėrė profesinio rengimo centro duris. Projekto metu mes lankėmės susitikimuose su verslininkais, politikais, darbdaviais ir kitais visuomenės veikėjais. Tai taip pat mes dalyvavom įvairiausiose seminaruose ir vienas iš jų buvo apie verslą. Mane tai labai sudomino ir dar po kelių seminarų supratau, kad noriu eiti šiuo profesijos keliu ir mokymą tęsti mokymo įstaigoje. Vaikinas pridūrė, kad per 3 projekto mėnesius sužinojo ir patyrė daugiau negu per visą ankstesnį gyvenimą. Todėl pradėjo studijuoti ir nusprendė išbandyti savo jėgas praktiškai. Tiesa, tai dar netikro verslo pradžia. Nors Egidijaus vadovaujama komanda viską daro kaip tikroje įmonėje, bendrovė mokomoji. Tai yra tokios trumpalaikės, mokinių įsteigtos ir valdomos akcinės bendrovės. Jos gyvuoja ribotą laikotarpį nuo kelių mėnesių iki paprastai pusmečio. Ir tai yra, manyčiau, puikus būdas, būtent šitą formą, paragauti verslininko duonos. Nes ją įsteigia mokiniai, jie išbando, praktiškai išbando visus tikros, realios įmonės veiklos etapus ir sritis. Tačiau patarimų verslininko duonos paragauti nusprendusi moksleivių ir jo komandai negailinti mokytoją neatmeta galimybės, kad kavinukė veiks ir toliau. Tikrai buvo užsidegę verslo idėją, tikėjo jos sėkmė, aš manau, visi ir manau, kad mums pavyks. Projektas Pasitikėk savimi skirtas padėti jauniems žmonėms, kurie tuo metu nesimoko ir nedirba, atrasti save ir įgyti daugiau pasitikėjimo savimi. Vien pernai projekte, kurį gyvendina Lietuvos darbo birža, dalyvavo apie 2000 nedirbančių ir nesimokančių 16-25 metų jaunuolių, iš kurių beveik 900 sėkmingai įsidarbino. Tokių, kuriuos dalyvavimas projekte paskatino toliau mokytis, beveik 100. Mes labiausiai tuo ir džiaugiamės jauno žmogaus pokyčių, jo atsirandančią ambiciją ir jis būtent net nejausdamas pradeda artėti link savo tikslo, link būtent to sėkmingesnio gyvenimo. Tai yra jų raktas į sėkmę. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas Pasitikėk savimi, kuriame dalyvauja 15 teritorinių darbo biržų, tęsis iki šių metų gegužės.